Sveiki! Šį rudenį Festool išleido dar dvi labai įdomias naujienas. Tai yra mūsų naujieji mažiukai suktuviukai CXS12 ir TXS12. Tai yra 10,8 platformos įrankiai. Mes juos patobulinome, padarėme geresniais ir dabar norime jums pristatyti tuos patobulinimus ir padarytus privalumus. Tai kaip visada mes turime dvi skirtingas įrankio versijas, tai yra C forma ir T forma. Čia yra, kaip sakyti, klasikinė visiems Festool fanams gerai žinoma įrankio forma, kurią mes esame garsus. Tai tiesiog šis įrankis pasikartosime, kuo jis yra, sakykime, pranašesnis ar galbūt patogesnis už T formą. Tai kad mes turime galimybę pasilaikyti ruošinį, neprisisegdami segtuvo kažkur papildomai, ir jo ašinis 90 laipsnių spaudimas yra šiek tiek patogesnis, nes svorio centras eina daugiau į priekį, priešingai negu žiūrėsime T formą. Su juo gali būti sudėtingiau, bet vėlgi, kiekvienas žmogus šiuos suktuvus renkasi pagal tai, kuris jam yra iš esmės patogesnis. Tik dar paminėsiu apie šį mažąjį suktuvą. Prieš jį naudojant, neišsigąskit, kad ar ne, čia netelpa arba vos telpa ranka, tai iš esmės šis suktuvas yra sukurtas, kad mes jį jungtume štai su viduriniuoju pirštu. Taip jis yra gerokai patogesnis. Ir galime trumpai vizualiai pasižiūrėti į seno ir naujo modelio suktuvus. Galime iškart matyti ar neskirtumą. Naujasis modelis yra trumpesnis. Taip pat jeigu pasižiūrėsime ir T formą, mes korpusą sutrumpiname. Kitas ryškus skirtumas tai yra įrankių galvų jungtis. Čia turime pagaliau Fast Fix sistemą, tai reiškia, šita sistema mums leis įrankį naudoti su visomis galvomis. Reiškia, jeigu turime 18 voltų įrankius, turime jiems skirtas galvas ar ne, kampinės, arba ko ilgai neturėjome ir ko daug kas klausia, tai kodėl ant mažų suktuvų nėra ekscentrinės galvos, tai dabar iš tikrųjų jinai yra universali, tai reiškia tinkanti tiek mažiukams suktuvams, su kuria mes galime prieiti arti krašto ir sukti varžtus. Ir ši galva tinka tiek mažiukams, tiek dideliems suktuvams, tai reiškia, turim labai plačią, universalią didžiulę sistemą. Kitas privalumas, kurį mes čia turime, tai įrankio akumuliatoriai. Nors, kaip ir minėjau, jie nėra 18 voltų, tai reiškia, 18 voltų įrankių mes su jais negalėsime naudotis, bet jiems tinka tas pats pakrovėjas. Tai reiškia, jeigu turime 18 voltų įrankius, turim su jais pakrovėją, galime jungti ir tuos akumuliatorius į tą patį pakrovėją, tai reiškia, nereikia papildomai galvoti, kad ar pasiėmiau tam įrankiui pakrovėją ar nepasiėmiau. Akumuliatoriai yra 2,5 amperovalandžių talpos, tai yra vieninteliai akumuliatoriai, kurie yra skirti šitai įrankių bazai, bet mes manome, kad pagal įrankio paskirtį, tai reiškia montavimo darbai, lengvesni sukimo darbai, šitų akumuliatorių pilnai darbo dieną iš tikrųjų turėtų būti per akis. Kaip ir minėjau apie Fast Fix sistemą, tai yra įvairiausių priedų. Aš juos dar po to vizualiai pademonstruosiu, tik dabar dar noriu papasakoti apie vieną taip pat svarbų elementą, tai reiškia įrankio variklis. Šiuose įrankiuose mes turim be šepetėlius variklius. Prieš tai turėjom su šepetėliais, dabar jau turim be šepetėlių. Turime elektroninę valdymo sistemą pilnai, tai reiškia ir sankaba elektroninė, įjungimas yra elektroninis. Šis įrankis, nors atrodo mažas, yra labai kompaktiškas, nesunkus, lengvas, bet jisai turi tikrai nemažą galios resursą. Ta norėčiau trumpai ir pademonstruoti. Aišku, tokio tipo darbų mes tikrai nerekomenduojame daryti su tokiais įrankiais, kadangi tam yra skirti didesni suktuvai. Bet tiesiog norėdamas jums parodyti šio įrankio privalumus ir būtent jo galingumą, atliksiu vieną mažo varžtuko sukimą. Tai nusistatome pirmą greitį, galime nusistatyti gręžimą ar ne, kad būtų maksimalus
galingumas. Taip pat čia turime 3 pozicijas gręžimo, tai gręžimas, gręžimas be apšvietimo ir lemputės simbolis, kuris reiškia, jeigu aš įjungsiu įrankį, jisai man veiks kaip žibintas 10 minučių. Tai reiškia, galima tiesiog paspaudus, įsijungus turėti darbo vietos apšvietimą papildomą.